Sveiki, čia Lietuva gali. Pasakojame įkvepiančias verslo sėkmės istorijas ir suteikiame informacijos, ką reikia daryti, norint kurti savo verslą. Šį vakar apie jauną Lietuvos bendrovę, kuri savo sėkmę atrado, kurdama programinę įrangą žemės ūkiui. Tuo metu steigėsi vienas iš moderniausių kooperatyvų ir didžiausių Lietuvoje. Jie statėsi savo grūdų saugojimo elevatorių ir jie norėjo susikurti kažkokio tai tipo programinę įrangą, kuri jiem galėtų padėti savo veikloje. Šiai dienai mes valdome grūdų elevatorių apie 75% visos rinkos Lietuvoje. Ilgalaikiai mūsų tikslai yra tapti šitos srities programinės įrangos gamintojais ir lyderiais Rytų Europoje. Mes pradėjom biurokratizuoti arba popierizuoti savo verslą tik tada, kai pradėjom galvoti apie investicijų iš šalies pritraukimą. Pirmasis šaltinis, į kurį mes kreipėmės, buvo Verslo angelų fondas 1. Fondo valdytojai turi ilgalaikę patirtį stambių kompanijų, organizacijų valdyme. Jie turi didelį ratą kontaktų, kuris vienaip ar kitaip mums padeda kasdienėje veikloje. Tai visą tai sudėjus patirtį, žinias, kasdienę pagalbą ir finansinės lėšas, ta pagalba gaunasi eksponentiškai auganti kiekvieną dieną. Aš pats asmeniškai esu turėjęs 3 bankrotus ir jie visi buvo susijęs su tuo, kad pagrindinis tikslas arba gralis, kurį aš keldavausi, buvo noras uždirbti pinigų. Ir manau, kad iš to problema kyla ta, kad jeigu tu kažkur gale horizonte matai kažkokią tai pinigų krūvą, tai tu niekada nerasi kelio, kaip tenai ateiti, nes pinigai yra tik tai instrumentas, kuris tampa reikalingas, kai tu kažko sieki. Ir tai yra tik tai priemonė pasiekti tikslų. Lygiai taip pat ir versle. Kokie žingsniai būtini, norint pritraukti papildomą finansavimą? Eksperto komentaras. Optimali projekto finansavimo ar įmonės balanso struktūra yra tuomet, kai nuosavos lėšos sudaro 30-40%, o skolintos lėšos nesudaro daugiau negu 60 ar 70%. Be abejo, jauno verslo atveju tai yra šiek tiek kitaip. Sunku tikėtis pritraukti išorinį finansavimą tuomet, kai nuosavos lėšos nesudaro 50 ar 60%. Norint pritraukti išorinį finansavimą, visų pirma reikėtų atsakyti, kokiu tikslu reikalingas finansavimas. Tie tikslai paprastai būna dvejopi. Visų pirma, tai investicijų finansavimas, tai yra ilgalaikio turto įsigijimo finansavimas, tarkim, perkant nekilnojamą turtą ar perkant tam tikrus įrengimus. Tokiu būdu suteikiamas ilgalaikis kreditas su aiškiai nustatytais periodiniais dengimais, pririštais prie įmonės generuojamų pinigų srautų. Kitas tikslas tai yra apyvartinių lėšų finansavimas, tai yra finansavimas skirtas nusipirkti reikiamą kiekį atsargų arba žaliavų, taipogi jis suteikia galimybę suteikti jau jūsų pirkėjams atidėtų mokėjimo terminus. Labai svarbu yra nesupainioti šitų tikslų. Jaunos įmonės dažnai susiduria su apyvartinio kapitalo trūkumu. Dėl to jos ypatingą dėmesį turėtų teikti apyvartinio kapitalo valdymui. Turbūt kiekvieną dieną reikia stengtis atsakyti savo klausimą, ar atsargų lygis nėra per aukštas, ar neįmanoma iš savo pirkėjų susirinkti lėšas dar greičiau negu kad šiandien, ar galima su tiekėjais išsiderėti dar ilgesnius atidėto mokėjimo terminus. Patirtis rodo, kad tinkamai suoptimizavus apyvartinį kapitalą, to papildomo finansavimo poreikis ženkliai sumažėja arba netgi visai išnyksta. Tačiau lengviausias būdas gauti papildomas apyvartinės lėšas turbūt yra faktoringas. Tai yra galimybė pateikti bankui sąskaitas išrašytas jūsų klientų vardu ir lėšas gauti iš karto, nelaukiant, kol jūsų pirkėjai sumokės po jiems suteikto atidėto mokėjimo termino. Naudojantis faktoringu, bankas nereikalauja papildomo užstato ir tai yra turbūt ypatingai svarbu jaunam verslui. Kitas labai tinkamas finansavimo būdas yra leasingas. Leasingas paprastai yra naudojamas kilnojamo turto įsigijimui, tai yra lengviesiam automobiliam, sunkiam transportui, tam tikrai standartiniai įrangai. Pagrindiniai leasingo privalumai yra tai, kad leasingas suteikia labai palankų išsimokėjimo grafiką, dažnai reikalauja šiek tiek mažiau nuosavų lėšų, bet to pats perkamas daiktas tarnauja kaip užstatas. Tačiau būtina labai gerai viską apsvarstyti, pasikonsultuoti su rimtų bankų specialistais, kurie patars turbūt ir kaip tą verslo planą galima pakeisti, ir kaip tinkamą finansavimo būdą pasirinkti, ir tinkamą nuosavų ir skolintų lėšų santykį pasirinkti, tam, kad verslas ne tik tai augtų, bet jis būtų ir saugus. Po savaitės apie dar vieną svajonę virtusią realybę bei pirkėjų paiešką. Iki.